Ką, turim tokią mašinėlę Volvo V40, 2 litrai D4 dizeliukas. Turėjo būti greitas darbelis, paprastas, o gavos va taip. O viskas dėl to, kad tiesiog prakiuro atvamzdis, kuris eina į vandens pompą. Kažkur ties šitą vietą, čia kitas atvežtas. O kad jį pakeist, čia gyvena. Gavosi toks reikalas. Vamzdis 10 eurų. O reikalų tai patys matot. Ką, įsitraukėme tą vamzdį, bet prieš dedant kitą sugalvojame jį pasitikrinti na всякий пожарный. Ir ką? Pasidarėm, kad galėtume pasitikrinti su dūmais susiglušinam. Pasikabinam dūmų generatorių. Ir jis kiauras toj pačioj vietai kaip ir buvęs šitam varikliui. Tai gerai, kad mes jį pasitikrinom, o tai būtų reikalų buvę. Ką dabar? Čia jo išimtas. Ką, bandysim kažką burt, virint, vajuot, variuot, nežinau. Kažką galvosim, nes naujo kaina tai neadekvati. Ką, apsivirinam. Gražiai viskas užsiliejo. Išsitestavom. Niekas nebeleidžia. Ką, rinksim atgal. Ką, susirinkom tą Volvo. Variklis kūrenas. Varvėt niekas nevarva. Ką, važiuojam, pasikaitinsim, pasivažinėsim, žiūrėsim vėl. O su užkūrimu tai turėjom reikalų. Kažkada buvo gavusi šitą šoną, o ten stovi variklio kompiuteris ir kažkokias problemos su laidais. Tai nenorėjo kurtis.